Sveiki, tobiečiai. Kažkodėl tobio pradžia man asocijuojasi su aušinimo skysčiu Petrygom. Ir kuo labiau šį pramiegodavau, tuo labiau man jo reikėdavo. O jeigu rimtai, tai mačiau, kaip tobis augo, stiprėjo ir buvo auginami raumenys. Kaip konkurentai stebėdavo mūsų veiksmus ir bandydavo juos atkartoti. Kaip tobis tapo savo srities profesionalu. Kauniečiai sveikina visus kolegas šiuo jaunatviškai brandžiu jubiliejum, juk per tokį laiką ir vaikai užaugo. Sveikinam visus tobio senbuvius ir dėkojam visoms tobio moterims, ypatingai druskininkėtėms, už jų kantrybę ir toleranciją. Sveikinam visus einančius kartu ir tikinčius to, ką darome. Ir dar, Kaunas Lietuvos širdis.